Good afternoon, ladies and gentlemen. Sveiki atvykę, ponios ir ponai. Pradėsime paskutinę pirmininkaujančio šalies spaudos konferenciją po neformalaus Ekofino tarybos posėdžio. Šiandien įvyko dvi pakankamai žvalgios diskusijos. Pirmoji darbinės sesijos dalis buvo skirta ateities finansinės sistemos klausimui. Po to kalbėjome apie kovą su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Pradėsiu nuo pirmosios dalies. Deja, Michel Barnier nedalyvauja šioje spaudos konferencijoje, bet galbūt Konstancijo ką nors pridurs. Diskusijų metu mes toliau kalbėjom apie tolimesnes perspektyvas, kokių veiksmų reikia imtis, kokios krypties laikytis, kad Europos finansų sistema būtų atsparesnė krizėms. Europos bankų sąjunga yra vienas atsakas į finansų sistemos problemų sprendimą, bet jau vakar daug kalbėjome apie bankų sistemos, apie bankų sąjungos kūrimo, stiprinimo klausimus, tad šiandien tam didžiausią dėmesį neskyrėme. Pagrindinė išvada, kurio šiandien priėjom, yra ta, kad ateities finansų rinkos forma yra labai plati tema ir, žinoma, nereikėtų čia apsiriboti tik tai bankų sistemos ateities įvertinimu. Reikia kalbėti ir apie kapitalo rinkų išplėtimą ir sustiprinimą. Tuo mes skiriamės nuo Jungtinių Amerikos valstijų, kadangi ten kapitalo rinkai skiriamas labai didelis dėmesys, kapitalo rinka dalyvauja teikiant paskolas įmonėms. Pas mus bankai šioje veikloje mažiau dalyvauja. Mes vis labiau remiamės bankais, bankų paskolomis. Todėl bankų sektorius yra be galo svarbus mums, kalbant apie teisinio reglamentavimo klausimus. Bet labai svarbu plėsti ir kapitalo rinkas, užtikrinti, kad jos būtų prieinamos įmonėms, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms, apie ką vėlgi nemažai kalbėjome vakarykštėje darbinėje sesijoje. Tad dar daug ką reikia nuveikti. Darbinės sesijos metu pasisakė Sharon Bowles iš Europos parlamento, Ekon komiteto. Manau, kad vyko tikrai gyvos ir naudingos diskusijos. Dažnai šiuose diskusijose dalyvauja Centrinis bankas, banko valdytojai, bet labai svarbu įtraukti ir Europos parlamentą, užmegzti gerą bendradarbiavimą su šia institucija, nes mes kaip pirmininkaujančioji šalis puikiai suprantame, kad Europos parlamentas yra svarbi teisėkūros institucija, kuri atstovauja ES piliečius. Todėl priimdami sprendimus turime visą laiką atkreipti dėmesį į tai, kokia yra Europos parlamento pozicija dėl siūlomų teisės aktų ir panašiai. Kita tema, kurią mes nuodugniai panagrinėjome, yra finansų rinkų fragmentacija. Tai yra, ko gero, rimčiausia problema šiuo metu. Ne tik bankų sektorius, bet ir finansų rinkos labai fragmentuotos. Ir kapitalų rinkos labai fragmentuotos Europos Sąjungoje. Todėl mes turime pasvarstyti, kaip sumažinti šitą fragmentaciją. Viena iš apsvarstytų idėjų, kuri dar netapo teisėkūros pasiūlymu,
buvo aptarta mūsų šios dienos sesijoje ir bus toliau aptariama. Tai yra idėja dėl bendrų įmonės valdymo standartų ir galbūt reikėtų pradėti kalbėti ir apie bendrus nemokumo reglamentavimo standartus visoje Europos Sąjungoje, kadangi būtent dėl nesuderinamumo teisės aktų mano minėtose srityse ir atsiranda fragmentacija. Galbūt dabar Vitor Konstancijo galėtų pratęsti mano mintis, o mokesčių klausimais paprašysiu pasisakyti komisarą Algirdą Šemetą. Prašau, Vitorai. Ačiū, ministrė. Mažai ką galėčiau pridurti šalia to, ką jūs paminėjote. Nuo krizės pradžios Europos finansų sistema gerokai pasikeitė, nes stengiamės sumažinti bankų sektoriaus įsiskolinimą. Jis gerokai sumažintas, taip pat daug dažniau buvo naudojamos obligacijų rinkoms didelėms įmonėms finansuoti. Bankai keičia savo verslo planus ir šiame visame kontekste vis egzistuoja didelė fragmentacijos problema. Kalbu apie bankų sektoriaus fragmentaciją. Nes dėl krizės fragmentacija pradėjo gilėti ne vien tik tai siekiant atsieti bankų problemas nuo biudžeto problemų. Fragmentacija vyksta ir todėl, kad ūkis atsigauna skirtingose ES dalyse. Ir dėl to bankai atitinkamai priima skirtingus sprendimus dėl paskolų teikimo, vengia teikti pinigus tose šalyse, kur yra daugiau ūkio problemų. Ir galbūt tai yra viena iš priežasčių, dėl ko ūkis nevienodai atsigauna Europos Sąjungoje. Yra nemažai skirtumų. Kitas svarbus dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kad būtina labiau integruoti kapitalo rinkas ir akcijų rinkas ar nuosavo kapitalo rinkas. Čia problemų yra dar daugiau, nes kodėl nėra gilesnės kapitalo ir akcijų rinkos integracijos šiuo metu? Taip yra todėl, kad įmonių veiklą reglamentuoja skirtingi įstatymai, bankrotas skirtingai reglamentuojamas, apmokestinimas skirtingai reglamentuojamas. Ir dėl tų skirtumų trūksta integracijos. Daug, galbūt priežastis tos integracijos trūkumo yra tas, kad sutartyje nėra nuostatų leidžiančių integruoti šias nuostatas ir valstybės narės viską paslieka savo spręsti, gal kai kur bando derinti teisės aktus, tačiau nėra iš esmės pagrindo, kuris priverstų derinti teisės aktus tarpusavyje. Todėl valstybės narės, ypatingai priklausančios eurui, tai yra piniginės sąjungos, valstybės narės turėtų labiau pasistengti paderinti tos teisės aktus, kad kapitalų rinkos būtų labiau integruotos ir atneštų atitinkamą naudą. Tad tos, kadangi nėra, kaip sakiau, europinės bazės ir tai yra valstybė narių kompetencija, reikėtų pačioms valstybėms narėms imtis iniciatyvos, kad galima būtų labiau išvystyti ir tą kapitalo rinką padaryti ją veiksmingesnę. Ačiū, Algirdai Šemeta, komisarė, prašau. Labadiena, ponios ir ponai. Prieš savaitę G20 vadovai įsipareigojo parengti pasaulinį automatinio keitimosi informaciją standartą, kad
mokesčių srityje. Tai yra neregėtas pasiekimas, atrodė visiškai neįmanomas dar prieš keletą metų. ES pati jau nemažai nuveikė šioje srityje ir kūrė automatinio keitimosi informacijos sistemas. Ir dabar mūsų pasauliniai partneriai atrodo pasiruošę eiti tuo pačiu keliu. Šis ambicingas pasaulio lygių pasiektas tikslas mums puikiai proga įvertinti, kas pasiekta ir ką toliau mes kaip sąjunga turėtume nuveikti. Pažanga, kurią padarėme kovojant su mokesčių sukčiavimu, kurią pasiekėme šiais metais, rodo, ką galim pasiekti, kai dirbame išvien. Automatinių informacijos mainų srityje jau sukaupėm nemažai patirties, turime specialių žinių ir galime pasinaudoti tam tikrais svertais, kad įtakotume pasaulinę situaciją. Tai turime kartu dirbti, kad tai ir padarytume, kad tas spaudimas pasauliui darytume. Ir sutarimas dėl bendro standarto yra tik pirmas žingsnis. Reikia užtikrinti jo įgyvendinimą. Šitas pasaulinis standartas papildys europinį standartą, jisai turi būti atsiperkantis, turi atitikti mūsų duomenų apsaugos standartus ir turi užtikrinti abipusiškumo principo taikymą. Turime siekti, kad nauja pasaulinė norma, naujas standartas būtų kaip galima greičiau įgyvendintas visoje pasaulyje, įskaitant Europos Sąjungą. Ponas Gūrija šiandien pristatė labai naudingą pranešimą, už kurį mes esame labai dėkingi. Šiaip mes su EBPO jau daug ir aktyviai dirbome. Aš tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas ir toliau bus tęsiamas savitarpio pagarbos dvasioje. O paraleliai mes patys ES viduje neturėtume prarasti ambicijų. ES toliau išlaikys savo kaip informacijos mainų idėjų lyderės vaidmenį pasaulyje. Mes jau pateikėme administracinio bendradarbiavimo ir taupymo pajamų direktyvų pakeitimus. Ir mūsų ES vadovai irgi numatė mums tam tikras gairias. Siekiame užbaigti dėrybas dėl taupymo pajamų direktyvos pakeitimo dar iki Lietuvos pirmininkavimo pabaigos. Nuo pabaigai norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl finansinių sandorių mokesčio. Nors šią temą mes nekalbėjome per neformalų ECOFINO posėdį, visgi buvo nemažai spekulacijų pastarosiomis dienomis, todėl aš norėčiau, naudodamasis progą, labai aiškiai pasakyti, kad komisija įsitikinusi, jog finansinių sandorių mokesčio pasiūlymas yra teisėtas ir atmetame bet kokius teiginius, kad jis prieštarauja sutarčiai ar kad pakenks bendrai rinkai. Kita vertus, aš suprantu, jog valstybės narės reikia nuraminti, patikinti, kad taip ir yra, nes tai yra labai svarbus pasiūlymas. Todėl mes pasiruošę atsakyti į visus jūsų klausimus, pasiruošę patikslinti informaciją, kad kuo greičiau galėtume pasiekti sėkmingą kompromisą dėl finansinių sandorių mokesčių. Dabar laikas klausimam. Prašom, pristatykite ir užduokite klausimą ir pasakykite, kam jį užduodate. Suzanne. Hi, Suzanne Lynch from the Irish Suzanne Lynch iš Irish Times, komisarui klausimas. Kai jūs sakote, kad šiandien automatinis apsikeitimas informacija buvo diskutuojamas, aptariamas, ar kalba ėjo apie atskiras mokesčių sistemas, mokesčių schemas, ar jūs kalbėjote apie atskiras šalis, pavyzdžiui, konkrečias šalis, kad reikia būtinai visiems arba tom konkrečiom šalim keistis informaciją apie mokesčius? Šiandienos diskusijos tikslas buvo apsikeitimas informacija automatiškai apie asmenis. Tačiau mes plačiau aptarėme šią temą, kai kurie diskusijos dalyviai kalbėjo ir apie bazės eroziją ir pelno perkelimą, tačiau tai buvo tokia bendresnio pobūdžio diskusija. Svarbiausias mūsų tikslas buvo aptarti, kaip reikėtų toliau veikti Europos lygiu, kaip reikėtų siekti pažangos dėl automatinio apsikeitimo informacija, turint mintyje, kad jau sutarta dėl pasaulinio standarto,
Tam pritarė didžiojo 20-tuko vadovai. Todėl dabar mes kaip ES turime ir toliau vaidinti lyderio vaidmenį ir aptarti, kaip tai padaryti. Kitas klausimas. Ram Etoiria from Le Temps newspaper from Geneva. Iš Ženevos žurnalistas. Kaip jūs su trečiosiomis šalimis ketinate bendradarbiauti, pavyzdžiui, Šveicarija ir panašiai? Ar jūsų įgaliojimai pasikeis, komisarė, dėl tų įgaliojimų, kurie suteikti per G20 susitikimą praeitą savaitę? Atsakymas. Na, šitas klausimas buvo aptartas diskusijos metu. Aš pats asmeniškai taip pat pristačiau komisijos požiūrį šią temą. Man regis, niekas neprieštaravo šiam požiūriui iš ministrų dalyvavusių diskusijoje. Esminis čia dalykas yra štai koks. Negalima sau leisti nusiraminti dabar ir laukti, kol visos smulkiausios bendrojo pasaulinio standarto detalės bus galutinai patvirtintos. Mes turime dirbti savo darbą. Tai yra laikytis tų įgaliojimų, kurie buvo suteikti komisijai dėl dėrėjimuose su kaimininėmis šalimis. Dėrybos bus tęsiamos. Ir aš matau, kad ir mūsų partneriai yra pakankamai atviri, jie nusiteikia diskutuoti. Be kita ko ir dėl automatinių informacijos mainų. O kas galėjo įsivaizduoti prieš keletą metų, kad tai bus? Tai puikiai atspindi tas pasaulinės tendencijas, kurias tik ką paminėjau, kai atsakiau į ankstesnį klausimą. Jim Bronston iš Bloomberg News. Klausimas daugiausiai komisarui. Komisarė Šemeta, jūs kalbėjote apie sandorių mokestį. O kaip čia yra dabar dėl teismo nuomonės? Iš esmės, atrodo, kad pagrindas yra tikrai labai jau netvirtas. Ir dėl to gali kilti problemų. Vėliau bent jau viena šalis jau pateikė teismui prašymą išnagrinėti, ar tai yra teisėta. Kaip jūs galvojate, ar nereikėtų tiesiog palaukti, pagalvoti atitinkamą laiką, ką toliau daryti? Ir dar ką galvoja ponas Konstancijo, kaip ECB žiūri į šitą klausimą? Ar tai galėtų kažkaip paveikti eurozonos augimą? Dėkuoju. Komisaras Šemeta. Taip, pirmiausia, šiek tiek noriu jūs patikslinti. Ne teismas čia priėmė sprendimą. Tai buvo nuomonė, kurią pateikė tarybos teisės tarnyba. Taip, yra ir teisme nagrinėjama byla, čia į teismą kreipėsi Jungtinė karalystė, bet čia labai aiškiai, aš turiu pasakyti, Jungtinė karalystė padavė tą prašymą dėl visiškai kitos temos, dėl tvirtesnio bendradarbiavimo procedūros kaip tokios ir to, ar galima ją taikyti. Tai visai nesusiję, niekaip nesusiję su tarybos teisės tarnybos nuomonė. Vėlgi, nereikėtų čia tokių ryšių matyti. Norėčiau pabrėžti, kad toks gal ir nesusipratimas čia išėjo. Aiškinant tarybos teisės tarnybos nuomonę, kadangi teisės tarnyba kalbėjo apie vieną punktą visame pasiūlyme, o ne apie visą pasiūlymą. O kaip sakiau pradžioje, mes esame visiškai tikri, kad komisijos argumentai ir komisijos teisės tarnybos argumentai tikrai yra tvirti ir aiškiai pademonstruos valstybėms narėms, kad tas požiūris, kurį mes pasirinkome šiame pasiūlyme, tikrai yra tinkamas ir teisingas ir nepažeidžia jokių sutarčių nuostatų. Dar reikėtų priminti, kad šios savaitės pradžioje tarybos darbo grupė
buvo susitikusi ir aptarė finansinių sandorių mokesčio klausimą. Valstybės narės užbaigė pirmąjį šio pasiūlymo svarstymą ir mes, žinoma, pateiksime visus reikiamus argumentus valstybėms narėms kitam tarybos darbo grupės posėdžiui. Taigi darbas vyksta ir tikrai nematau priežasčių darbą stabdyti ar dar ką nors mąstyti ilgiau. Thank you. Well, taxation matters are not Mokesčių klausimai nėra ECB kompetencijos sritis. Todėl mes negalime turėti nuomonės, kaip Europos centrinis bankas, dėl finansinių sandorių mokesčio ir nebus tokios nuomonės. Nebus parengta jokia nuomonė dėl FSM. Tai yra visiškai aišku. Mes tik tai sakėme štai ką. Atsižvelgiant į tai, kaip rinkos veikia, turint omeny trumpus tokius vertybinius popierius iki 1 metų išpirkimo. Žinome, kaip rinkos veikia tokiu atveju, mes turime apie tai kalbėję esame jau su komisija, su tarybos atstovais. Mes kalbėjom daugiau apie to mokesčio poveikį pinigų rinkoms. Galima poveikį. Taigi daugiau nieko aš negaliu ir pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta ir jūs turite ir mūsų komunikatą šią temą. There we are. Thanks very much. Labai ačiū. Klausimas pirmiausia komisarui. Gal galite patikslinti, tai kam jūs tos argumentus pateiksite, nes valstybių narių atstovai, aišku, dalyvauja darbo grupės posėdžiuose, bet čia tvirtesnis bendradarbiavimas ir čia dalyvauja tik kai kurios valstybės narės. Ir beje, vis dėlto tos valstybės narės, kurios nedalyvauja šitame bendradarbiavime, irgi bus paveiktos. Apie tai daugiausiai ir buvo kalba. Ir dar vicepirmininkui ir ministrui, kalbėdami apie bankų sąjungą, ar jūs jau kalbėjote apie tai, kad galbūt reikėtų bendrai užtikrinti indėlių saugumą, ar ta mintis jau viskas palaidota? Taip, jūs teisingai paminėjote, kad kalbame apie tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą. Šios procedūros grožis ir yra tas, kad nepaisant to, kad tik 11 valstybių nusprendė taip bendradarbiauti ir rengdamos šį pasiūlymą dėl mokesčio, vis dėlto visos 28 valstybės dalyvauja diskusijose, dėrybose dėl šio dokumento. Taigi sprendimų priėmimas, žinoma, tenka jau dalyvaujančiom valstybėm narėm. Tarybos darbo grupė tikrai yra tas tinkamas formatas, kuriame ir reikia pristatyti komisijos argumentus, komisijos teisės tarnybos argumentus. Na ir galiu pasakyti, kad paprastai nėra rengiamos nuomonės dėl nuomonių. Mūsų teisės tarnyba turėtų parengti tiesiog savo nuomonę, tokį komisijos tarnybų darbinį dokumentą, kur bus pateikti visi reikiami argumentai, kurie paremtų komisijos pasiūlymą. Dėl šios konkrečios temos noriu dar kartą pabrėžti, kad čia mes kalbame tik tai apie vieną labai konkretų pasiūlymo elementą, o ne apie visą pasiūlymą. Ministras. Taip, dėl indėlių garantijų arba draudimo schemos. Na, šita direktyva buvo aptarta, prasidėjo trilogų etapas prieš daugelį jau laiko, prieš daugelį mėnesių ir viskas įstrigo 12 metų viduryje, nes tada buvo pradėta dirbti ties kitais klausimais bankų srityje. Na, o dabar jau turim BRRD, dėl to yra politiškai jau sutarta taryboje, jau bus tuo trilogai su parlamentu ir komisija. Ir dabar mes vėl grįžome prie šio darbo. Taigi šita mintis tikrai nepalaidota. Bet taip reikia pripažinti, kad ta indėlių garantijų schema labai priklausys nuo to,
kaip pasisuks reikalai po kitų klausimų sutarimo, po bankų pertvarkymo pasiūlymo. Taigi tie du dalykai bus atskiri, tačiau jie vis dėlto vienas su kitu susiję. Tai dar apie tai reikia daug kalbėti. Taigi pirmiausia BRD, o paskui jau DGS indėlių garantija. Well, if I may add something going beyond Taip, dar reikėtų galbūt papildyti be šių direktyvų, kurios šiuo metu yra diskutuojamos, susijusios jos yra su nacionalinių schemų suderinimu. Kalbant apie indėlių garantijas, tai yra svarbu, nes tas suderinimas padidins indėlių garantijų schemų vaidmenį visoje Europoje, taip pat ir eurozonos šalise, bet dar papildomai galimybė sukurti tikrą europinę indėlių garantijos schemą mums yra vienas iš tų elementų, kurie bus ateities bankų sąjungos elementai. Na, bet tas elementas, bet kuriuo atveju turės būti priimtas vėliau, mes suprantame tai. Tai yra priimtinas dalykas, tai nėra esminis ar būtinas pirmiems etapams elementas, todėl jis šiek tiek gali palaukti. Taigi jis palauks, bet tikrai jis nėra palaidotas. Darbai vyksta. Aleksai. Alex Baka iš Financial Times. Norėčiau užduoti klausimą Konstancijau. Jūs labai aiškiai įvardijote, jog norėtumėt toliau formuoti bankų pertvarkymo ir atgaivinimo mechanizmą. Vakar tai išreiškėte tą ryžtą. Ar tai susiję ir nuo to, kaip bus su bendro priežiūros mechanizmo eiga, ar tai yra nepriklausomas procesas? Na, tai bus atskiras procesas dėl to, kad vyksta skirtingi teisėkūros procesai. Parlamentas balsavo dėl teisės akto, vėliau netrukus taryboje bus balsuojama, todėl BPO turi remtis 236 ir 237 sutarties straipsniais, kad pradėtų taikyti priežiūros mechanizmą metai po reglamento paskelbimo. Tai mes turėsime tai daryti ir, aišku, tai darysime. Mes ruošiamės tam darbui ilgą laiką, jau nuveikta daug darbų. Iš techninės pusės ruošiamės, parengėme įvairius vadovus. Taigi darysime, ruošimės tam procesui nepriklausomai nuo to, koks bus bankų pertvarkymo mechanizmo likimas. Ir mes, kaip ir bet kokia kita priežiūros institucija, norėtume matyti ir tam tikrą pertvarkymo mechanizmą. Jeigu prieisime prie to, jeigu banką reikės pertvarkyti, norėtume žinoti, ką daryti. Ypatingai tai aktualu tarp valstybiniams bankams. Nes per pastaruosius keletą metų matėm, kad viskas spręsti vadovaujantis nacionalinėmis nuostatomis nėra taip lengva. Todėl norėtume, kad būtų sukurtas europinis mechanizmas, kuris padėtų mums įgyvendinti tą pirmąjį bankų sąjungos ramstį. Suprantame, kad galbūt nepavyks mechanizmo sukurti nuo pat priežiūros mechanizmo įsigaliojimo dienos. Mes puikiai suprantame, kad galima palaukti ir kad galbūt nebus reikalo pertvarkyti banką iš karto, kai tik tai perinsime priežiūros institucijos vaidmenį. Tačiau tikimės, kad pavyks tą mechanizmą sukurti, kaip ir vakar kalbėjau, tikiuosi, kad tas mechanizmas turės ir tos 3 elementus, kuriuos vakar išvardėjau. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime delsti įgyvendinti priežiūros mechanizmą. Ar būtų daugiau klausimų? Jeigu ne, tada dėkoju ministrui, komisarui, vicepirmininkui ir jums visiems. Viso gero.